vaikystė purvo ir šmeižto lavina, kurie jau yra pilama ant jūsų galvos. Jau 2 metai. Man atvirai. Per įvairius žurnalistus, per politikus yra siunčiama žinia, kad aš net nedrįščiau pagalvoti. Eiti prezidentus. 2 metai. Tai laikau kaip psichologinį spaudimą savo ir kanalai buvo 2. Bus mėginama įrodyti, kad aš vos ne Brazauską turėjau valstybei pakeisti, o antra, kad aš negera ir tokia ir anokia. Net bažnyčia turėtų dalyvauti tame procese. Tai 2 metai. Dabar aš gaunu informaciją taip pat, kad ir filmai visokie, ir Amsterdamo klubai, kur aš gyvenime nebuvau, nesvarbu. Viskas yra kūrybinėme procese. Aš netikėtai apsisprendžiau, kai kam. Ir tas šokas iki šiol yra toks, kad jie mėgina dabar surasti, ką įmanoma, tame tarpe netgi asmeninė byla iš partinės mokyklos, kur aš dėsčiau, kuri normaliai asmeninė byla, net nėra grifos slaptai. Tiesiog man asmeniškai niekas nebūtų davęs. Kai kam iš buvusios valdžios tai yra prieinama. Kai kas asmeniškai nešiojo praeitą savaitę į televizijas ir net rodė pirštų, į ką atkreipdėmėsi. Čia vadinasi politinės kultūros lygis. Tuo labiau, kad ten nieko nėra to, ko aš nesakiau. Tik patvirtina, kad ir tėvas nebuvo KGBistas, nes prieš 30 metų tą patį rašiau. Tik patvirtina faktus. Bet politinė kultūra ir noras iš nieko daryti burbulą yra tikslas vienas. Arba mane išmušti iš vėžių, išgąsdinti, o trečia, įvilioti į teismus. Kad aš pastoviai eičiau, ginčiau orumą, kad pastoviai ginčiausi ir nesakyčiau, ką aš noriu padaryti, kai pateisiu prezidentauti, o pastoviai aiškinčiausi ir ginčiausi. To nesiruošiu jiems suteikti.